mikrofonus ir kameras laikykite išjungus, kad nebūtų pašalinių, sakykime, garso ar fonavimo. Ir susirašinėjimų skiltyje galite užduoti mums klausimus. Taip. Tai apie ką šiandien biškį pakalbėsim, tai apie mūsų veiklą, teisės aktus, ūkyje koks yra tikslas, patikrų ūkyje tipai, patikros ūkyje etapai ir klausimai atsakymai po to bus vėliau. Tai gal, sakykime, pradžiai, kodėl taip svarbu ar ne šita tema, kadangi kad greičiau vyktų galbūt ar netikrinimas, kad ūkininkams mažiau streso būtų per patikrą. Aišku, galbūt ta informacija labiau aktuali galbūt naujiem pradėtiesiems ūkininkams, nes dažniausiai jie susiduria, kad ne viską turi pilnai pasiruošę jau, kurie Ekoagro, sakykime, jau klientai yra eilę metų, tai jie jau tikrai žino, ką reikia, ką pateikti ir kas bus tikrinama. Tai jie jau labiau žino, sakykime, čia daugiau informacijos reikia galbūt, kurie norėtų pradėti sertifikuotis, tai kad jie žinotų, ką mes darom ir ko mums reikia. Tai Ekoagros veikla. Mes atliekam Ekoagro sertifikavimą ir kontrolę Lietuvoje ekologinių ūkių. Mes esam Lietuvoje tokie vieninteliai, mumis kuruoja Žemės ūkio ministerija. Ir mums pavedė tokią funkciją vykdyti ekologinės gamybos kontrolę. Tai dar svarbu, kad Ekoagros nėra teisės leidėjas, mes teisės aktų neleidžiame, mes tik užtikriname, kaip jų vykdosi, kaip ta kontrolė yra vykdoma. Tai kadangi esame mes vieninteliai tokie, tai mes, sakykime, tokie turim privalumą ar ne, veiksmingumas, kad mes gaunam iš kitų institucijų visus duomenus reikalingus, tai vartotojai ir ne, kodėl tai yra svarbu, kad mes kaip ar ne pridėtinę vertę kūrėm, garantuojam pirkėjui, kad yra patikrintas produktas, jisai ir tikrai ekologiškas ir nauda ir ne, tai mes nepelno siekianti organizacija Ekoagros. Taip pat yra iškyla daug klausimų, kad Ekoagros tik tikrina ir tikrina, o kas mumis tikrina, tai mumis irgi tikrai tikrina ir Europos komisija, ir NMA, ir nacionalinis akreditavimo biuras, ir finansų auditai, ir kiti tikrina. Tikrai mes esam tikrinami. Ne tai, kad tik tai mes tikrinam ir mumis tikrai tikrina. Ekoagros yra įsidiegę kokybės ir nešališkumo sistemą. Tai mes vadovaujamės savo darbe vidinėmis taisyklėmis, tai kokybės, vidaus kontrolės sistema, antikorupcinė etika, elgesio kodeksas, privačių interesų politika ir be abejo kvalifikacija yra darbuotojų. Taip, tai reikalavimai teisės aktai ir ne, tai irgi yra labai svarbu, kuo mes dirbam, tai yra Europos tarybos reglamentai ir ekologinės taisyklės bei žurnalas. Visus šiuos dokumentus ūkininkai klausia, ar ne, kur juos galima rasti. Tai mūsų Ekoagros tinklapyje teisės aktai ir formos yra ES reglamentai ir nacionaliniai teisės aktai. Taip pat čia žemiau yra ir formos. Tai visas formas irgi, jeigu kažkokių reikia, galite rasti pas mūsų internetinėme tinklapyje. Toks dar būt pastebėjimas, ūkininkai kartais įsisaugo kažkokias formas ar ne, ir jas turi labai senas ir mums paskui pateikia Ekoagros, tai nesaugokite kažkur kompiuterį, jeigu reikia, tada įsitraukite aktualias, sakykime, išsiimkite ir pildykite aktualias formas, nes būna tikrai, kad randam per patikrą pateikia ir 10 metų senumą kažkokią formą, tai taip nedarykite, tiesiog jeigu reikia, eikite į mūsų tinklapį ir rasite aktualias tikrai formas visas. Tai taip pat ir žurnalas, kur galima rasti, tai irgi yra ekologinis ūkininkavimas ir yra įsiskleidžia daugiau tokių, yra wordinis dokumentas įdėtas, tai žurnalą irgi, jeigu galite, nesaugokite kaip ir formų, nes būna pateikia irgi labai senas formas, neaktualias, pasikeitusias. Ypač dabar, kadangi nuo sausio mėnesio išėjo naujas
žurnalas, ten daugiau gal, sakykime, susijęs su gyvulininkystės sritim dėl mociono. Įskaidotos lentelės, tai irgi kas, sakykime, su gyvulininkystė sertifikuoja, tai atkreipkite dėmesį, kad nuo naujų metų yra pasikeitęs žurnalas. Tai jau tas lenteles turėtumėt pildyti naujos formos. Taip, tai patikros ūkio tikslas, kad suteikti visoms suinteresuotoms šalims pasitikėjimą, kad produktas atitinka ekologinius gamybos reikalavimus. Tai kaip ir kalbėjom, taip, tai pagrindinis tikrimo tikslas patikrinti, ar tas produkcija pirminės gamybos atitinka keliamus reikalavimus. Tai pas mūsų tokios yra patikros, kad įsivaizduotumėt jūs, tai yra pirminė patikra, kasmetinė, papildoma ir pagal skundą. Tai čia gal nesiplėsim labai, tiesiog, kad kasmetinis patikros tai visą laiką vykdomos. Dabar bus naujovė tokia, tai yra nuotolinis patikros, bet tai nereiškia, kad mes ūkių netikrinsime. Tai yra irgi ūkis bus tikrinamas, tik tai jisai bus tikrinamas kitaip truputėlį. Tai ūkininkai, kitaip trumpai pasakius, kad ūkininkai turės susiųsti visus dokumentus, tai taip kaip būtų fizinė patikra, tai yra ir video medžiaga, sakykime, ir dokumentai visi, tai bus ūkininkai tie informuoti, kurie pateks į tokias patikras. Aišku, tai bus mažiukai ūkiai. Tai tokie būtų mūsų etapai. Tai pasirengimas tikrinimui, tai informacinis laiškas ar ne, duomenų analizė, paskui būna tikrinimas, dokumentų, fizinė patikra, ir rašiau ir nuotolinė patikra bus. Perbėgau. Toliau fiksavimas tų dokumentų, protokolų pildymas, pasirašymas. Pasirengimas tikrinimui ir informacinis laiškas. Mes prieš patikrą siunčiam ūkininkui 10 dienų likus iki patikros laišką įspėjantį apie patikrą. Tai labai svarbu perskaityti, ko ten reikalaujama ir ko ten norima. Tai pasitaiko tokių, sakykime, galbūt ne tai, kad klaidų ir nepilnai informacija būna atsiunčiama, ypač kurie, sakykime, siunčia prieš patikrą dokumentus. Tai dažniausiai atsiunčia tik tai galbūt einamųjų metų žurnalą ir viskas. Tai jeigu siunčiama, tai turėtų būti siunčiama viskas, tada ir praėjusių metų žurnalas, einamųjų metų žurnalas, tada buhalterinės apskaitos kažkokie dokumentai. Nes iš vieno dokumento, sakykime, yra sunku ten pasiruošti mum tikrinimui ir kad tas laikas sugaištas būtų patikroje irgi tai yra sudėtinga būtų. Taip pat dar pasitaiko toks dalykas, kad kai skambinam dėl patikrų, tik tada ūkininkas pasako, kad negali priimti, ar ten yra išvykęs galbūt, ar ne, ar tenais dar kažkas, tai gavus laišką, tai būtina mumis informuoti, kad tomis nurodytomis, sakykime, laikotarpį, per tą laikotarpį negalite mūsų priimti. Tai irgi labai svarbu, nes tikrinant, ruošiantis ir kad sutaupomas ir jūsų laikas būtų ir mūsų, tai informuokite, kad negalite priimti. Aišku, tai turi būti argumentuotas, tai visi tie dalykai. Tai pasirengimas tikrinimui, duomenų analizė, tai čia svarbu, ką mes, sakykime, tikrintojai daro, kad jūs susiformuotumėt nuomonę, ko mums gali būti reikėti, ar ne, tai yra pasėlių deklaracija, PPI-sai, svarbu EKS kodai, kad uždėti ant visų laukų būtų, nes labai pasitaiko klaidų daug su tuo. Paskui paskutinių tikrinimų protokolų įrašai, nutarimai, veiklos aprašymų pasikeitimai, prašoma sertifikuoti sritis augalininkystė, gyvulininkystė. Tai kas sertifikuoja gyvulininkystę, PPI irgi pažiūrėkite, ar varnelės yra uždėtos, kad norite sertifikuoti gyvulininkystę. Nes pasitaiko, kad irgi neuždeda, po to atsiranda problemų. Ankstesnių metų likučiai visokie, sandėliavimo forma ir kita visokia dokumentacija. Tai va, tai apie dar labai svarbu, kad jeigu kažkas pasikeitė tikrai, ten kontaktiniai telefonai F117 forma, tai būtinai iki patikros reikia mums tuos dokumentus, kad jūs atsiųstumėt. Nes patikros metu jau kaip ir nelabai laikas, sakykime, ten tokius dalykus daryti ir jeigu kažkas būna, tada jau ūkininkas gauna sankciją, kad per 5 dienas neinformavo Ekoagros įstaigą. Tai reiktų persižiūrėti visus dokumentus
ar atitinka realią ūkio situaciją. Toliau tikrinimas, dokumentinė patikra, tai kokie yra dokumentai svarbus ar ne, kad ką mes tikrinam, tai yra žurnalai užpildyti praėjusių metų, einamųjų metų, reiktų persižiūrėti prevencinį planą, ar jisai atitinka realią situaciją, ar jisai peržiūrėtas, užrašyti patikros peržiūrimo datą, tada buhalteriniai dokumentai, kad būtų pirkimų, pardavimo sąskaitos, vaštarašiai, kad būtų, jeigu parduodate produkciją, sertifikatai, jeigu perkate ekologiškus produktus, etiketės, jeigu sėklas visokias perkate, pažymas ir kita. Čia irgi labai svarbu dėl pirkimų pardavimo, dėl buhalterijos, kai irgi siunčiam dokumentus, skambinamės, po to paaiškėja, kad negali priimti, nes buhalterė atostogauja ir taip nieko jokios buhalterijos nepateiks. Tai irgi, kas, sakykime, ar nesamdot buhalteriją, tai susižinokite, kada jūsų buhalterė atostogauja, ta prasme, tai nes irgi tai yra, kad paprasčiau būtų, nes pasitaiko labai tokių dalykų, kad tuo metu, kai tik patikra, taip ir buhalterė atostogauja arba dar kažkas tokio įvyksta. Taip pat, kas sertifikuoja gyvulininkystę, aišku, reiktų turėti ir medicinis produktų, maistų, vaisinių pašarų žurnalą, čia, sakykime, gal taip paprastai gydymo žurnalas, nes irgi pasitaiko, kad sertifikuoja gyvūnus, bet žurnalo neturi, tai paklausus ūkininkus, ar buvo gydymas, dažniausiai, aišku, išgirstam atsakymą ne, tada paprašom pateikti dokumentą, sako, aš negydau, tai neturiu, tai gaunasi, kad tikrintas turi patikėti žodžiu, o ne faktu, tai įsigykite žurnalą, turėkite, jeigu bus jisai tuščias, reiškia, bus negydoma. Taip, toliau tikrinimas, dokumentinė patikra, tai įdėjau skaidrę tokią, kur galima pasitikrinti sertifikatus, nes būna irgi tokių situacijų, kad veiklos vykdytojas perka, sakykime, sertifikuotą kažkokį produktą, ar ten sėklą, ar iš kito ekologinių ūkių grūdus, ar kitą dalyką, ir jis turi turėti dokumentus, kaip pavyzdys iš ūkininko, kitas ūkininkas pirko ar ne kažkokius grūdus, galbūt pašarams, ir reikia turėti sertifikatą. Nes susiduriam su tokia situacija, kad jis sakė, kad ten pas jį viskas gerai, tai to sakė irgi neprikabinsim, tai visą laiką turėkit sertifikatus, ar atsispausdinę, kas gal kompiuteryje turi, sakykime, galite įsisaugoti, nes jūs tą informaciją turi patikrinti, ūkininkas turi patikrinti tą, ką perka, ir jisai atitinka, sakykime, buhalterinės apskaitos dokumentą, jeigu ten įrašė ekologinius savežus, tai jisai ir turi patikrinti su lydinčiais visais dokumentais, ar sertifikatą tikrai tas ūkininkas turi tam produktui. Tai čia įdėjau, kur pas mūsų galima tos sertifikatus pasiieškoti patiems, susirasti. Nebūtinai tas ūkininkas galbūt kopiją jums gali duoti, jūs galite patys pasižiūrėti, prieš perkant, įsiimti. Taip, toliau įdėjau tokį skaidrę, kad irgi susiduriam su tokiu dalyku, kad jeigu perkamas kažkokios tai trąšos ar ne, tai galima pasitikrinti mūsų Ekagrus irgi svetainėje, nuėjus į ekologinį ūkininkavimą, toliau trąšos dirvo gerinimo priemonės, tada yra augalų apsaugos produktai arba pašarų priedai. Tai čia aš įdėjau trąšos dirvo gerinimo priemonės, tai jeigu kažkokį ūkininkas perka, tai irgi reiktų turėti tuos leidimus arba sertifikatus, nes irgi toks būna atveju, kad neturi ir ūkininkas pasako, tai sakė, kad leidžiama naudoti, tai to irgi sakė, kad niekur neprikabinsime mes prie protokolo, tai turėkite visus tuos dokumentus. Tiek sąskaita, tiek vaštaraštis, tiek, sakykime, tas sertifikatas arba kažkoks leidimas naudoti ekologinėme ūkyje. Nes jeigu, kaip pavyzdys, tame sąraše nėra ar ne, tai ūkininkas jau pats turi įrodyti, kad tas produktas leidžiamas naudoti ekologinėme ūkyje. Toliau žurnalas, lentelės. Tai svarbu ar ne, jeigu ūkininkai sertifikuoja augalininkystę, tai jie
privalo pildyti, sakykime, čia kaip pavyzdys 1, 5, 7, 9 lentelė, gyvulininkystė, tai kad tie, kas gyvulininkystė dar papildomai sertifikuojam, tai pirmą lentelę irgi turi pildyti, nes tokių atvejų būna, kad gal tai daugiau susijęs su naujokais mūsų, nes jeigu sako, aš pildau gyvulininkystę, prie gyvulininkystės pirma lentelėje X nėra, tai dažniausiai būna augalininkystė ir gyvulininkystė sertifikuojama kartu. Tai vat atkreipkite dėmesį, kurios jum lentelės yra privalomas. Tai kaip matot, ar ne, čia yra įdėta nauja forma. Tai 3A, 3B, 3C, 3D, tai yra seniau buvo viena lentelė, dabar įskaidyta į 4 lentelės pagal rūšis jau detaliau. Toliau dokumentinė patikra, ar ne, žurnalas galima būtų pildyti, ar ne, kad ten, sakykime, tušinuku, rašikliu. Aišku, tada tie skaičiai turėtų būti ar tie aiškus, nebraukomi, jeigu ten kažkas tokio, tai perrašyti geriausia, nes tikrai būna kartais sunku įskaityti arba galbūt vietoj vieneto gal 7 ir tada kyla, sakykime, balansas gal nesueina ar dar visokių dalykų, tai tiesiog reiktų tada aiškiai rašyti. Taip pat galima, aišku, ir kompiuteriu pildyti, bet tada reiktų atspausdinti žurnalą arba galbūt elektroniniu parašu pasirašyti. Tikrintas irgi turi tokią galimybę irgi elektroniniu parašu pasirašyti, bet dažniausiai mums atspausdinant, tai paprasčiausia būna uždėta antspauda. Bet tose lentelėse dar svarbu, ar ne, kad kaip pasirengimas tikrinimui, kad turi sutapti visa informacija. Tiek jeigu pirmoji lentelė tiek sunaudojo sėklos, 5 lentelėje tada irgi sunaudota sėklai, tas pats turi būti kiekis, derliai taip pačiai turi viskas sutapti. Nes būna kartais, kad nesutampa. Taip pat laikytis instrukcijų, ko reikalaujama, nes dažnai būna, kad dalis būna užpildyta, dalis neužpildyta, tai visą laiką stenkitės pildyti, taip kaip privaloma. Jeigu kažkas tikrai neaišku su pildymu žurnalų, tai galite Ekoagros skambinti, tikrai pakonsultuosime, tai nėra problema, nes būna kartais pasako ūkininkas, kad nepildžiau, bijojau suklysti, tai laukiau tikrintojo. Nereikia laukti tikrintojo, reikia patiems pildyti ir tikrai tas žurnalas nėra sudėtingas kažkoksai, tai daugybą dalybą atimti, pridėti ir fiksuoti įrašus iš buhalterinės apskaitos. Realizacija tikrai nėra ten sudėtinga, tai paprasčiausia matematika. O sakau, kas neaišku, visą laiką galite pasiskambinti Ekoagros, tai mes pakonsultuosim dėl to dalyko. Taip pat labai svarbu, čia jau gal porą metų tokia naujovė yra, pasitaiko ir per papildomus tikrinimus, kad dažnai neužsipildo arba galbūt tai nepilnai, galbūt neaiškiai, tai prie kiekvieno dabar lauko ar ne yra derliaus nuėmimo data, metai, mėnuo, diena ir koks kiekis gautas. Tai irgi labai svarbu, kad paskui su 5 lentelė irgi turi sutapti tie visi kiekiai. Tai nepamiršti reikia įsirašyti. Tai yra labai svarbu, kad iš kokio lauko, koks yra gaunamas derlius. Taip pat šėrimo apskaita, tai irgi būna, kad ūkininkai galbūt nepasiskaičiuoja, kiek tenka to, sakykime, žaliavos sušertos vienam gyvūnui ir laikotarpis. Tai kas, aišku, šeriam ten, sakykime, paprastai, gal kažkokius mėsinius, tai gal paprasčiau, o jeigu yra kažkokie atskiros grupės, tai netgi atskirom grupėm turėtų išskirti, kiek ten vienam gyvuliui tenka. Jeigu taip paprastai paaiškinus, tai jeigu ten per mėnesį sušeriama 10 tonų, tai tą 10 tonų reiktų padalinti iš to laikotarpio ir padalinti iš gyvūnų skaičiaus. Ir tada gaunasi tas skaičius, kaip pavyzdys 844 kg per dieną tam vienam gyvūnui. Tai irgi matematika nėra labai sudėtinga, bet irgi nepamiršti reikia šitą užsipildyti, nes taip pat irgi ūkininkus daug randam tokių, sakykime,
klaidelių galbūt ar ne, statusai neteisingai nurodyti. Tai visą laiką yra pagalba, yra nutarimų išrašas, kuriame yra aiškiai sužymėti, kokie produkcijai suteikiami statusai. Tai gauna kiekvienas ūkininkas dokumentą ir suteikiamas produkcijai statusas yra nurodytas ekologinis ar pereinamo laikotarpio, ar gali būti išvis be statuso, jeigu kažkoks, sakykime, tenais nėra galbūt produkcijos, tai visą laiką žiūrėkite į nutarimų išrašą. Taip pat paminėta, gal taip paminėsiu trumpai, kad ūkininkas neturėtų laukti nutarimų išrašo, kol statusas paaiškės, jis jau pats turi žinoti, nes seniau galbūt ar nebūdavo viskas aišku, pirmi metai P1, antri metai P2, treti metai jau E statusas. Dabar ūkininkas pats turėtų jau nusimatyti, kada jo tas mūsų ekologinis statusas arba pereinamų laikotarpių, nes atskaitos taškas dabar yra, kada su tuo lauku atėjo į ekologiją, kada jis jį pradėjo deklaruoti. Tai vat jau ūkininkas pats privalo tą statusą nusimatyti, koks jisai bus. Dėl to irgi būna, kad po derliaus nuėmimo jis jau turėtų susirašyti, kokie pas jį statusai. Ir turėtų pats jau ūkininkas žinoti, pasiskaičiuoti. Tai va čia kaip pavyzdys, ar ne, grikiai buvo sertifikuoti ir P statusu, ir E statusu, ir be statuso. Tai reiktų lentelėje išskirti į 3 grafas, į 3 produkcijas. Kadangi ten, kur neleidžiama realizuoti, yra brūkšnelis ar ne, tai iš to lauko reiškia, arba iš to ploto jam neleidžiama realizuoti kaip ekologinio statuso. Ir tie grūdai, grikiai, turėtų būti laikomi atskirai. Jeigu jie bus supilti kartu, reiškia, bus keičiamas sertifikatas ar ne, jeigu jau buvo išduotas sertifikatas, nes jis reiškia sumaišė tą produkciją ir jam neleis realizuoti tų grikių kaip ekologiškų. Reiškia, bus keičiamas ir sertifikatas pats. Tai irgi labai svarbu, tas atkreipkite dėmesį, kaip pas jūs yra sertifikuota produkcija ir ką jūs mums turėtumėt pateikti, kaip tuos statusus išskirstyti. Taip pat produkcijos realizavimo apskaita. Tai čia yra svarbu statusas, kokiu statusu jūs realizuojat produkciją. Ne koks yra suteiktas pagal nutarimų išrašą, o kokiu statusu jūs jį realizuojat, kaip dokumentiškai jūs tai apipavidalinate. Jeigu sąskaitoj kaip pavyzdys bus tiesiog avižos ar ne, tai reiškia jis kaip įprastinis. Jeigu jau rašysite eko avižos, ekologiškos avižos, LTECO 001, tai reiškia jūs jau parduodat kaip ekologinis greičiausiai avižas. Tai čia jau reiktų rašyti kaip dokumentiškai. Taip pat realizavimo vieta ir patvirtinančio dokumentų numeris, tai įrašyti, sakykime, kam tenais Ekofrisa, Skandagra ir kitos įmonės ir dokumento pavadinimą. Nes pasitaiko realizavimo vieta, galbūt suklysta ūkininkai, kad tai parašo kažkokį adresą kaimą arba vietovę. Tai čia ne kaimas, ne vietovė, o turime omeny, kad tai yra kam. Aišku, gali būti vardas pavardė kažkokiam, gal fiziniu asmeniui parduodama, bet ne kaimas ir ne vietovė. Tai kažkokiam UAB arba asmeniui. Ir dokumentų numeris. Taip, toliau tikrinimas ir fizinė patikra. Tai yra laukai ar ne, produkcijos vietos, sandėliavimo formos, ženklinimas, likučiai, toliau gyvūnų laikymo vietos, tvartai, mociono, aikštelės, ganimo vietos, sertifikuojami žemės ūkio gyvūnai, ženklinimas ir sveikatingumas. Tai ką mes tikrinant matome, kad tai visus tuos dalykus reiktų tikrai susitikrinti, ar jie atitinka ar netitinka, kad sandėliavimo forma, vieta, ženklinimas, likučiai ar sutampa su žurnalais, su buhalterija, tvartai, ar viskas tvarkoja su tvartais, ar mociono aikštelės yra ganimo vietos, kitas, tada ar gyvūnai yra suženklinti, ar jeigu gydymas, ar jisai įrašytas į gydymą, ar turite gydymo žurnalą, tai labai svarbu tokie dalykai. Reiktų jums susitikrinti, kad, aišku, čia mes, kad, sakykime, tikrinam, tai jums būtų tokias, sakykime, špargalkį, gal taip nelietuviškai toks, kad ką mes žiūrime. Tai
Taip, tai pasirengimas, tai atsinaujinti, jeigu reikia F117 formą, pasižiūrėkite, nes būna tikrai galbūt nurodytas kažkoks adresas, kaimo pavadinimas, bet dažnu atveju kartais būna tas sandėlys turi adresą tikslų. Tai būna ir gatvė, arba nėra gatvės, tai galbūt numeris, tai reiktų mums atsiųsti jau tiksliai, jeigu nurodote. Tai gerai būtų jau tikslius duomenis turėti. Tai yra ženklinimas, duomenys, kurie teisingi, produkcijos ženklinamas, kaip yra ženklinama, jeigu ten, sakykime, kelių ūkininkų, kad etiketės būtų ant tų aruodų ar tų bokštų, kad būtų aišku įėjus sandėlį, kur kas kieno yra. Taip pat likučiai ar sutampa su AGŽ 5 lentele. Ne tik likučiai, sakykime, ne tik su 5 lentele, bet ir su natūroje yra, jeigu ten, nes kartais būdavo seniau atveju tokių, kad žurnale 10 tonų, įėjus sandėlį, nieko nėra. Nes pasirodo, tai yra kažkoks buhalterinis likutis, kur dar yra 10 tonų, o iš tikrųjų sandėlį nieko nėra. Tai vat reiktų susitikrinti, ar maždaug tie likučiai atitinka natūrą, sakykime taip, kiek yra sandėlyje. Taip, toliau tai duomenys suvedami, mes, sakykime, ar ne, kaip fiksuojame tuos duomenys, suvedami į mūsų sistemą, suformuojamas PDF-as ir patvirtinamas parašais. Gali būti išspausdinamas ir pasirašoma paprastu būdu, arba vis dabar dažniau pasitaiko, tai yra pasirašome elektroniniu parašu. Tai irgi tokia naujovė, sakykime, bet vis daugiau taip darome. Tai pasiruošimas patikrai, čia tokia apibendrinama, gal, sakykime, situacija, tokia gal paskaitysiu, kas ir ten, sakykime, ir klaidos galbūt dažniausia pasitaiko tokios, kad skaityti gaunamus dokumentus ir juos reaguoti reiktų, ypač laiškus, patikrinti galbūt deklaracijos duomenis, ar viskas sutampa, nes tikrai būna situacijų, kad atvažiuoja į patikrą, o pasirodo tas laukas pernai buvo sertifikuojamas, o šiemet užmiršo uždėti EKS. Nu, tai va tikrai tokių situacijų tai reiktų persižiūrėti. Taip pat dar vienas dalykas toksai dėl statusų laukų, kad nedažnai, bet pasitaiko, būna plotų didėjimai. Jeigu tas ploto didėjimas dėl braižymo, sakykime, koreguojasi tenais 1-2 arai, sakykime, matosi, kad tai yra tikrai dėl braižymo. Bet būna kartais dajungiama naujo lauko dalis ir tam visam laukui numušamas statusas produkcijos. Tai irgi reiktų pasižiūrėti, kad tokių dalykų nebūtų po to, kad ūkininkas galvoja, kad mano jau čia ekologinis laukas, ekologinė bus produkcija, o paskui pasirodo, kad ne ekologinė, o tik tai 1 metų. Ir nebus iš tos produkcijos leidžiama realizuoti iš to lauko. Tai pasiruošti visus dokumentus ar ne, tai buhalterinę apskaitą persižiūrėti, ar visus dokumentus turite, sąskaitos, vaštaraščiai, sertifikatai įvairūs, patikrinti, ar, sakykime, EGŽ sutampa informacija lentelėse, kad nebūtų vienoje lentelėje vieni duomenys, kitoje lentelėje kiti, trečioje dar kiti, nes tokių situacijų būna. Tada apie pasikeitimus informuoti Ekoagrus, jeigu tokie buvo, ir jeigu tokius reikia, tai sandėliavimo, kaip sakiau, forma, ar ne, jeigu kažkas pasikeitė, ten anketiniai duomenys kažkokie, tai galbūt telefono numeris naujas, gal pasirodo paštas jūsų, elektroninis pašto adresas jau kitas, tai tokius būtinai informuokit, kad galima būtų susisiekti, nes kartais skambini ir pasirodo jau telefono numeris visai kitas. Tai taip pat EGŽ lentelių pildymų instrukcijos laikytis, pasirašyti EGŽ, nes būna nepasirašyti paduodami žurnalai, tai tikrai pasirašykit visus, patikrinti gaminamos produkcijos statusą, tai EGŽ ten 5 lentelė ar ne, tai tikrai būna, dažnu atveju nebūna tų statusų, tai tada reikia aiškintis patikros metu, kokio čia statuso. Gerai, kai yra tik vieno statuso ekologinio, tai viskas yra paprasta, bet kai tos pačios produkcijos būna 3 statusai ir tų produkcijų tokių yra labai daug būna, tai labai ilgai užsitęsia patikra.
Tai patikrinti, ar nereikia atnaujinti F117 formos, tai yra sandėliavimas, tai ženklinimus, kokie duomenys, produkcija suženklinta, nes kartais irgi būna, kad kai laiko keli ūkininkai, vienam sandėlį reikia būtinai mums atsiųsti planą. Tai irgi užmiršta planą atsiųsti ūkininkai, tai irgi pasižiūrėkite, ar nepasikeitė ta turima jūsų forma su dabartinė situacija. Ir patikrinti likučius, ar sutampa, ar nesutampa. Tai taip trumpai, jeigu labai trumpai. Nes tai labai priklauso, sakykime, kiek mes užtrunkam pas jūs ūkyje, nieks turbūt nenori, kad užtruktų patikrai ilgai, tai viskas, kaip aš sakau, 90%, kiek patikros, tai priklauso nuo ūkio pasiruošimo. Tai jeigu ūkininkas turi visus dokumentus jam reikiamus, jeigu perka visus sąskaitas, viskas, žurnalai užpildyti, buhalterinė tvarkinga, tai tikrai ta patikra pakankamai praeina sklandžiai ir be jokių trukdžių. O jeigu jau ūkininkas kažko neturi, reikia ieškoti kažkur, tai be abejo tai ir užtrunka tos patikros. Tai manau visi norim, kad tos patikros praeitų greitai ir sklandžiai. Tai tiek, tai dabar nežinau, turbūt klausimai turbūt bus. Aha. Tuoj pažiūrėsim, kur čia tas čatas. Jeigu kažkokio klausimo neatsakysime, tai galima, kad jūs atsiųstumėt mum elektroninį jūsų paštą, gal tada galėsim kažkaip jum atsiųsti, nes gal dabar visko ir neatsakysime į visus klausimus. Taip, tai pirmas, labą dieną, nukentėjo žieminiai pasėliai nuo šalnų smarkiai ar atsėti. Tai čia tokio vienareikšmiško atsakymų nėra, tai priklauso, ar jums reikia produkcijos pirmiausia tų žieminių kviečių. Jeigu nereikia, tai galit gal ir neatsėti, bet aišku, reikia žiūrėti, kokia bus agrarinė būklė, kad paskui nebūtų bloga agrarinė būklė jų. Tai čia jau kaip ir nuo ūkininko priklauso, ar jam reikia atsėti, ar jam nereikia atsėti, kadangi tankumo reikalavimų kaip tokių nėra, ar ne, jau ypatingai mažų derlių irgi tokių reikalavimų nėra, tai viskas dabar nuo ūkininkų priklauso. Jeigu tikrai bus bloga agrarinė būklė ir derliaus nebus, tai tos produkcijos gal ir sertifikate nebus, tai čia labai sunku pasakyti, tai viskas nuo ūkininkų priklauso. Taip, ar būtina galvijams, sakykime taip, galbūt mėsiniams įrengti pašiūrę, visą žiemą buvo lauke, be pašiūrės dabar planuojam sertifikuoti galvijus. Tai jeigu tose ganyklose, kur laikomi ištisus metus, yra natūralios užuovėjos kažkokios, ar ne, miškelis, krūmelis galbūt, kur gali pasislėpti nuo tų visų stichinių nelaimių ir visokiausių, tai kaip ir nebūtina. Bet dažniausiai vis tiek ūkininkai įsirengia jas tas pašiūrės, ten susiveža galbūt ten šieną, sakykime, kažkokį, ar ten galbūt veršiuojasi, ar dar kažkokie dalykai, tai dažniausiai tu vis tiek pašiūrės kažkokias pasistato, nors šiaip nėra kaip ir privaloma, jeigu ten yra natūralios visokios užuovėjos. Tai kaip ir nebūtina. Bet sakau, šiaip dažniausiai visi įsirengia, nes jeigu kažkokia situacija, tai kur tas gyvūnas tada bus, kur jisai bus laikomas, jeigu ten susirgo, ar dar kažkas tokio. Taip, toliau keičiantis teisės aktams, prie griovų buvo paliktos juostos ir atitinkamai sumažinti ekologiniai laukai. Pagriovių juostos deklaruotos nebuvo. Šiemet vėl žumas pakeitimai ir galima tas juostas arti ir vėl deklaruoti juostų statusas vėl bus P. Tai jeigu, nežinau, dabar jeigu tie laukai buvo atliktus, deklaruotos nebuvo tos juostos. Tai jeigu tos juostos, kurios nebuvo deklaruotos, jums prijungsite prie seno to lauko, tai vėl statusas nukris į patį žemiausią. Išeitis galbūt tokia, tas juostas deklaruoti ir sertifikuoti kaip atskirus laukus tada. Tada gal kai susijungs jau statusas, sujungti tuos laukus, tai čia toks, nežinau. Dažniausiai taip ūkininkai daro.
Galima papildyti. Dabar dėl tų juostų. Ar reikia kokiu nors, nes mes vieną kultūrą norim sėti, ir Taip. tas juostas, ir tą pagrindinį. Ar reikia kokiu nors kolelius pastatyti, kad ekoagros matytų, kad čia yra NUP status, o čia yra Mhm. ekologinis laukas? Ne, kukolelių jokių nereikia. Pas mus yra žemėlapiai, mes matom įbraižymą, mes matom, kur mes esam, tašką rodo. Svarbiausia, kad jūs tinkamai tą produkciją atskirtumėt sandėliavimo metu. Kad jūs turite sąlygas tai padaryti ir atskirti. Ir dar norėjau tą pirmą klausimą papildyti dėl žieminių pasėlių. Taip. Lauke buvo rugiai pasėti, prieš tai pas mus ten grykiai buvo pasėti. Mums dabar, Mhm. jeigu užarti tos rugius, mums Taip, tik tai vienintelė kultūra likusi grykių sėt. taip. Bet grykiai po grykių ekologiniam lauke Ne. nelabai norisi sėt. Ta prasme, nu, Tai kad ne taip, kad norisi net ir negalima atsiliuoti, nebent buvo išimtis padaryta dabar, jeigu buvo TR kodu, buvo deklaruota kažkokia, sakykime, per žiemą laikomi TR kodu. Tokiu atveju galima 2 metus ta pati kultūra gali būti. Jeigu nebuvo, reiškia, jūs gautumėt netitikimą, sankciją, kad atsiliuojate pasėlį, grikius. tai Ir iš mums ir to, gaunasi, kad mes ir iš kitos to lauko. išeities ir neturim, kad palikti tos rugius, ką ten bus, kaip ir bus, nes jau kaip ir užart mums nu nėra kaip ir prasmės, nes nu mes kito Mhm. nieko nepasėsime, nes viskas jau Jo, labai vėlu sėt. taip, taip. Nes jeigu jūs atsaliuosite grikius, jum tiesiog iš to lauko, kadangi bus sankcija, neleis realizuoti jų kaip ekologiškų. Nu, kaip įprastinius galėsite parduoti. Nu ne, nenorim mes ten įprastinių dabar. Nu, Žodžiu, tai rugiai paliksim rugius, kas jo auks, tik, tas auks. jo, Tik tik tai tai, aišku, reikia žiūrėti, kad nebūtų bloga agrarinė būklė, kad nes jeigu būna bloga agrarinė būklė ir piktžolėtumas ir taip toliau, tai mes tada pranešam nacionalinį mokėjimo agentūrai dėl tokių pasėlių, taip po to, kad nebūtų problemų. nu, Žemės ūkio ministerija paaiškino, kad palikinėkit tokius laukus, nes ten su augalų kaita mes klausėm. Nes Sako, mes vis tiek palikinėkit, ką tada, ras, jeigu tą ras. Nes jeigu bus vis tiek tie grikiai, mes tada išduosim sertifikatą, rugiai bus ar ne, ten derlius, kad ten ir bus ir 100, ir 500 kg iš hektarų, mes vis tiek sertifikuosim kaip rugius ir leisim realizuoti juos kaip ekologinius. Ačiū. Aha, taip, toliau. Didinant ekologinių laukų plotą ar būtina pranešti, jog agras užtenka tik deklaruoti. Tai deklaravimas yra pranešimas. Jeigu to lauko nebuvo kažkokio ar ne, jūs įvedat naują lauką, pažymite EKS, reiškia, tai yra pranešimas, kad jūs užsideklaravot naują lauką ir pažymėjote EKS. Tai toks yra pranešimas. Specialiai kažkaip atskirai nereikia pranešinėti mums. Taip, nuotoliniu būdu tikriname tik mažiukai, ar planuojate ir didesnius ūkius. Tai pagal atrankos kriterijus tai bus mažiukai ūkiai, kurie neturėjo reikšmingų sankcijų. Tai tikrai bus mažiukai ūkiai ir tai bus tik augalininkystės ūkiai. Tai toks būtų atsakymas. Taip, gydymo žurnalas ir forma nustatyti, ar tinka bet koks parduodamas. Tai tinka bet koks parduodamas, kuris yra. Tai jeigu yra parduodamas, turbūt ir yra tinkamas. Tai kadangi atskiro dabar nėra tokio, kaip seniau būdavo žurnale pas mūsų Ekagros gydymo žurnalas, tai panaikinta ta lentelė, tai tinkamas toks, koks yra parduodamas. Taip, kaip teisingai deklaruoti pačių auginamus uogynų sodinukus, kodu MET, medelynas ar tarkim JSU, juodų serbentų uogynai su patikslinimu PR pirmamečiai, kad vėliau nebūtų pažeidimo juos naudojant įvesiant naujus uogynų laukus. Čia aišku yra sunkus klausimas, mes su deklaravimu kaip ir sąsajos neturime, nes mes kaip ir negalim konsultuoti tokių atvejų, kaip deklaruoti, tai arba seniūnijos darbuotojas jums turėtų paaiškinti, arba kažkur, nežinau, į nacionalinį mokėjimo agentūrą pasiskambinti, ar dar kažkur. Tai svarbiausia, kad viskas būtų aišku iš tos deklaracijos, kad kas tai yra. Jeigu tai kaip pavyzdys sodinukai jūsų pačių ar ne, sakykime, kažkokie būtų juodųjų serbentų,
Tai gal ir galima JSU tik tai aišku, galbūt jeigu tai yra visas laukas, tai nebus produkcijos ar ne iš to lauko, tai čia sunku jums pasakyti iš tikrųjų, bet reiktų deklaruoti taip, kad atitiktų natūroje, kas ten auga. Nes jeigu, sakykime, būtų, kad ir kodų ar ne medelynas, tai mes, jeigu rastumėm lauke, kad tai yra juodųjų serbentų sodinukai, tai mes sertifikuotumėm kaip juoduosius serbentus. Taip, toliau produkcijos apskaita, pavyzdžiui, į avižus yra E ir P1 ir P2, kaip pildyti. Tai čia turbūt 5 lentelė, tai turėtų išskirti 3 atskiras produkcijas. Avižos E tiek, P1 tiek, P2 tiek. Gal dabar toks patikslinimas, P2 nėra aplamai dabar, sakykime, yra P statusas. Tai gal P1 irgi mes palikę, kad aiškiau būtų ūkininkam, tai yra 1 metų, P2 tokio kaip ir nėra, tai yra P statusas. Tai gali būti ir 2 ir 3 metų P statusas, tai tiesiog, tai 5 lentelė turėtų būti atskiros produkcijos pildomos. Nes neturiu tokio pavyzdžio, bet būna toks atvejis, kai pernai, sakykime, buvo P statusas, šiemet E statusas ir ūkininkas viską surašo į pasigamintą prie P statuso, nors teoriškai turėtų būti pildoma visai kita produkcija E statuso, nes irgi neaišku, kokia ta produkcija gauta tada ar P statuso, ar E. Tai irgi labai svarbu. Taip, ar galima pagal naujas kontrolinius žemės sklypų ribas šiek tiek patikslinti deklaruojamą ekologinį lauką? Tai galima, sakykime, jeigu tikrai galbūt natūroje tas laukas buvo blogai braižomas, gal ūkininkas turi kažkokius geodezinius matavimus, kad įrodo, kad tikrai tenais to lauko ribos blogai buvo įbraižomos, įbraižytos, sakykime, kažkiek ten pasislinko, tai tik tai sakau, reikia žiūrėti, kiek tas pasislinkimas, ar jeigu ūkininkas turi įrodančius dokumentus, kad buvo blogai įbraižyta, tai manau, kad tikrai neturėtų numušti statuso ir viskas turėtų būti gerai. Nes kiekvienais metais turbūt beveik pas kiekvieną ūkininką tie ploto kažkokie svyravimai atsiranda dėl pasėlių braižymo sistemos. Tai nežinau tiek, jeigu neturite klausimų ir gal turit klausimų, galite parašyti arba galite. Dar galima vieną klausimą užduoti. Be abejo. 2 ekologiniai ūkiai. Keičiasi laukais ekologiniais. O dabar deklaruoti, turi tą pačią dieną deklaruoti tos ekologinius laukus, deklaraciją pateikti. Ar gali, ta prasme, pateikti vienas ten gegužę, kitas birželio mėnesį? Ne, taip negalima, kadangi nutrūksta kontrolė. Žodžiu, tą pačią dieną turi deklaruoti. Taip, geriausia, kad tai būtų ta pati diena, deklaruoti, reiškia yra pasikeitimas. Taip. Nes jeigu būtų, sakykime, skirtingai, vienas, kuris perdavė ar ne, ar ir bus kažkokios ten savaitės, kad ir skirtumas, ar ten mėnesis, ar 2 savaitės, reiškia, tas mėnuo buvo nekontrolėje tas laukas. Ir viskas, ir tam laukui mes numušim tada statusą, mes įskaitysim tiesiog kaip naujų laukų. Tai geriausia būtų, kad deklaruotų tą pačią dieną. Tai idealiausia būtų. Arba kitas atvejis, tada mums pranešti yra pasikeitimai tokie ekoagros, yra speciali forma. Tai tokiu atveju irgi galima mums pranešti, užpildant ant bloko lauko numeris, sakykime, galbūt pagal pernai metus galima, jeigu dar yra nedeklaruoti, kad toks ūkininkas perduoda ten tokį lauką, kitas ūkininkas tą lauką prisima su visais įsipareigojimus. Tada tokiu atveju galima padaryti. Mes pranešimą šitą esam įsiuntę jau, tik dar nedeklaruota vien dėl to, kad dėl šalnų pažeistų laukų ir nežinom, kad iki galo daryti. Tai jeigu pranešėt, reiškia viskas tvarkoj, tie laukai. Vadinasi, viena gali deklaruoti anksčiau, kita vėliau deklaruoti. Jeigu mums pranešta, tai taip. Aišku. Ačiū.
Taip, ar dar turit klausimų kokių? Tai toks trumpas pastebėjimas pabaigai, tai nebijokit klausti Ekoagros, skambinkit, geriau išsiaiškinti iš anksto, negu vėliau patikros metu aiškintis. Tai geriau visą laiką skambinkit, nebijokit skambinti, yra telefonai, kontaktai, tai ar parašyti, ar paskambinti, tai visą laiką mes pakonsultuojame. Jeigu tai susijęs su ekologiniu ūkiu, aišku, tai tikrai nebijokit skambinti. Dar vieną tada klausimėlį turiu. Dabar Gerai. ūkininkai kreipiasi, nori sertifikuoti paukštininkystę ir kiaušinius ekologinius pardavinėti. Gal trumpai galite papasakoti apie paukštininkystę, kokie pagrindiniai reikalavimai ir ar būtina kiaušinius ženklinti, ar galima ant dėžučių užrašyti tik tai? Ar būtina ant pačių kiaušinių rašyti? Taip neatsakysiu dabar. Yra pas mūsų Ekoagros seminaras buvo ir yra įdėta informacija mūsų Ekoagros tinklapyje apie paukštininkystės sertifikavimą. Tai va ten visa informacija jau pateikta, tai rekomenduočiau ten tiesiog pasižiūrėti. Ten. Manau, Gerai. kad rasite visus atsakymus ten. O Ačiū. jeigu nerasite, tada skambinkit, klauskit, padėsime. Gerai. Tai va.